Marksistinės filosofijos žinovą Gintarą Kabelką perskaityti pranešimą Marksistinė filosofinė antropologija Lietuvoje sovietmečiu. Ačiū. Tai pirmiausia, trumpai pristatysiu antropologinės problematikos marksizme tendencijas ir problematiką visasąjunginiame marksizme ir tada į tas visus trendus, kryptis ir mazgus probleminius labai glaustai, kiek pavyks, iliustruosiu lietuviškais 3 pavyzdžiais. Tai Jono Repšio, Jūratės Makūnės ir Jokūbo Minkevičiaus. Tai visų pirma reikėtų pateikti, kad antropologija kaip toks istorijos ir kultūros tyrimų mokslas čia nebus liečiama. Tai antropologija tai tokia disciplina, kuri neaišku kam priklauso, bet tyrinėja žmonijos raidą, žmonių atskirų bendruomenių, kultūrinio, socialinio gyvenimo įvairovę, pirmykštės bendruomenės. Tai visas šitas marksizme irgi buvo liečiami šie klausimai, pirmykštės bendruomenės buvo tyrinėjamos, interpretuojamos. Bet šiuo atveju kalba eina apie filosofinę antropologiją, tai yra filosofinius svarstymus apie žmogaus esmę, vienaip ar kitaip ją įvardinant, žmogų vienaip ar kitaip įvardinant. Tai visų pirma, tokio daikto kaip marksistinė filosofinė antropologija įvardinto oficialiai, bent jau sovietmečio, sakykime, pirmoje pusėje, pradžioje iki 70-mečio iš viso nebuvo. Nebuvo tokio daikto. Tai ir žmogaus problematika, ir pats terminas filosofinė antropologija yra kontroversiški dalykai sovietinio marksizmo kontekste. Kaip žinia, sovietinė marksistinė filosofijos problematika turėjo gana aiškę savosios problematikos nomenklatūrą, tarsi filosofinę Mendelėjevo lentelę, kurioje visos marksizmui rūpimos socialinės filosofinės problemos buvo aiškiai sukomplektuotos ir apibrėžtos, taip pat numatytos esminės konceptualinės prielaidos ir priemonės konkrečioms problemoms spręsti. Tačiau šioje nomenklatūroje, kurios 2 pagrindiniai skyriai yra dialektinis ir istorinis materializmas, sutrumpintai toliau vadinsiu diamatas ir istimatas, mes nerasime tokių klausimų, kurie vakarų filosofijos terminais kalbant priskirtini filosofinės antropologijos disciplinai. Tai gyvenimo prasmės, egzistencijos baigtinumo, subjektyvumo, individualumo, kūrybiškumo ir kiti žmogiškosios būties konstituciniai klausimai. Tokie klausimai paties Markso buvo gvildenti ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu, vadinamo jaunojo Markso, kuris vėlesniųjų marksizmo sistematikų, Engelso, Plechanovo, Lenino, nebuvo sukomplektuotas į istimatą ar diamatą. Kaip žinia, jaunojo Markso ekonominė ir filosofinė 1844 metų rankraščiai buvo išleisti tik 1932 metais berods ir ten ilga istorija su jų recepcija ir priėmimu tarybinėme marksizme, kur dabar atsiribosiu nuo to, tik lietuvių kalba ši Markso rinktinė jaunojo Markso buvo išleista tik 1986 metais. Tai pirmiausia, aptarsime, kas iš tos antropologinės problematikos vis dėlto tilpo į tą istimatą, kas ten buvo sukomplektuota. Tai jame šiai problematikai skirta labai kukli lentynėlė pavadinimu asmens ir visuomenės santykis. Žmogaus problema čia standartiškai apibūdinama kaip visuomeninės jo veiklos, tos veiklos dėsningumų, objektyvių jo gyvenimo sąlygų pažinimo ir pertvarkymo problema. Oficiali vadovėlinė marksistinė žmogaus samprata grindžiama 2 Markso principų konjunkcija. Tai pirmas, pats žymiausias, tai 6 tezė apie Feuerbachą. Žmogus yra visuomeninių santykių visuma. Tai čia labai garsi, bet pati savaime tai gana triviali tezė, tai nuo pat antikos laikų buvo sakoma, kad žmogus yra visuomeninis gyvūnas, visuomeninė būtybė. Tai marksizmo savitumą
sudaro konjunkcijos antroji dalis, tai antrasis principas, kad štai kas tai visuomeniai santykiai. Visuomenių santykių pagrindas yra gamybiniai santykiai. Va šitą konjunkciją sudaro marksizmo esminį dalyką, esminį žmogaus aiškinimo būdą. Taigi išeitų, kad darbas, gamybinė veikla daro lemiamą įtaką žmogui, jo mąstymui. Gamybos būdas nulemės žmogaus esmę. Tokios sampratos esminiai ir labai dažnai kartoti principai yra tokie. Tai pats svarbiausias, tai vadinamasis, taip marksistai patys vadino, konkretus istorinis požiūris. Tai žmogus tiriamas istoriškai pagal visuomenės ekonominės formacijas. Teigiamas socialinis istorinis determinizmas, preferuojamas objektyvių sąlygų vaidmuo. Reiškia, norint pakeisti žmogų, reikia pakeisti socialinės sąlygas. Taip pat kolektyvizmas. Kolektyvas yra individualybės ugdymo šaltinis. Taip pat vadovėlinė versija kritikuoja nesocialinės žmogaus apibrėžtis ir bet koks su paminėtais principais nederantis požiūris vadinamas abstrakčiu traktavimu, abstrakčiu humanizmu, abstrakčiu traktavimu, kas laikytas mirtina nuodėme marksistui. Tai konkretus istorinis požiūris, tai teigimas, kad nėra jokios amžinos žmogaus esmės ar visiems bendros prigimties. Sovietinis marksizmas atmeta tiek aristotelinės nuostatas, kurios žmogų apibrėžia kaip mąstančią visuomenę būtybę, tiek religinius požiūrius, kurie žmogų apibrėžia kaip Dievo sukurtą įkūnytą sielą. Visą tai atmetama kaip metafiziniai bandymai paversti statišku ir nekintamu tai, kas iš tikrųjų yra dinamiška ir istoriška. Žmogus yra biosocialinė būtybė, gamtos dalis, bet socialiniai veiksniai yra žymiai svarbesni už biologinius. Savąją daiktinę veiklą darbu žmogus sukuria save ir kad darbu žmogus toliau keisis ir vystysis. Savo darbo veikdamas išorinį pasaulį jį keisdamas, jis tuo pačiu metu keičia savo prigimtį. Individų prigimtis priklauso nuo gamybinių jėgų ir gamybinių santykių išsivystymo lygio. Tad abstrakčios žmogaus esmės paieškos yra bergždžios. Sąmonė, kaip ir žmogus, yra istoriniai besivystanti. Tai ne išorinė užbaigta žmogaus savybė, o socialinis produktas, todėl jie turi panašų statusą kaip ir sąvoka žmogus, todėl mažai ką gauname, apibrėždami žmogų sąmonės terminais. Keičiantis socialinių santykių visumai, keičiasi ir žmogaus esmė. Socialinių santykių visuma apima jo nacionalinius, politinius, teisinius, ideologinius ir įvairiokius kitus santykius, nors visų jų pagrindas yra ekonominiai arba gamybiniai santykiai, kurie atitinka tam tikrą materialinių gamybinių jėgų vystymosi etapą. Tai iš to išplaukia, kad žmogiškumas žmogaus esmė yra išvestinis dalykas. Visuomenė sukuria žmogų kaip žmogų, nors visuomenė sukuria jis pats. Žmogus ir visuomenė yra dialektiškai susipynę, nei vienas iš jų nėra pirminis, nei laike, nei ontologiškai, tačiau sovietinis marksizmas pirmenybę visgi teikia visuomenė ir jos gamybos būdai, o ne individui. Nes individualūs žmonės nesukuria savęs, veikiau žmonės kolektyviai kuria save. Individualus žmogus savo esmę gauna iš visuomenės, kiekviena karta paveldi esamas gamybinės jėgas ir socialinių santykių formas, taigi ir savo esmę, kurią jį geriausiu atveju gali tam tikrų mastų modifikuoti. Taigi žmogus sukuria save, bet tik kolektyviai ir tik tiek jie gali pakeisti savo visuomenės gyvenimo materialinės sąlygas. Kadangi visuomenės žmogaus esmė yra kintanti, reiškia vergovė buvo vienokia, feodalizme kitokia, kapitalizme trečiokia, komunizme ateityje bus įgaus savo tobuliausią išsivystymo formą, todėl antropologinė problematika, jis matė, jau turi labai stiprų ideologinį krūvį, kuriant tas ateities komunizmo programas ideologinės. Tai komunizmo statytojai yra ne tik naujos visuomenės pagrįstos naujais gamybiniais santykiais kūrėjai, bet ir geresnių žmonių, naujų žmonių, kurie gyvens toje visuomenėje ir išreikš neantagonistinę žmogaus esmę, kilsiančią iš neantagonistinės visuomenės kūrėjai. Todėl individo savirealizacija ir jo laimė priklauso nuo jo įsitraukimo į komunizmo statybą. Komunizmas yra visapusiškai išplėtotas humanizmas, nes jis leidžia visapusiškai klestėti žmogui. Komunizmo
sąlygomis asmeniniai ir socialiniai interesai sutaps, visuomeninė sąmonė sutaps su socialinė būtimi, taigi žmogaus esmė galutinai sutaps su jo egzistencija. Tai su komunizmo statybomis susijusios ideologinių propagandinių naujo žmogaus, komunistinės asmenybės, visapusiškai išsivysčiusios asmenybės sampratų konstravimas ir propagavimas, taip pat komunistinio auklėjimo, komunistinės moralės, ideologinės programos, kurios peržengia antropologinės problematikos rėmus ir pereina į etikos, ugdymo, estetikos, socialinės teorijos ir kitas rytis. Tačiau nepaisant viso šito atrodytų tokio, niūroko, vadovėlinio, tokio oficialiai visada palaikomo iki pat sovietmečio žlugimo, oficialiai palaikomo niūroko sustabarėjusio požiūrio, greta šito pradėjo rastis ir kitokios žmogaus sampratos. Tai, žinoma, ne tik žmogaus, ne tik antropologinės sampratos ir daugybė kitų marksizmo sampratų pradėjo rastis prieš skirtingų ar netgi prieštaraujančių mato konceptualiniam aparatui. Tad kalbant konkrečiai apie filosofijos antropologiją, tai 7-ame dešimtmetyje pamažu radosi ir plėtojosi marksistinės žmogaus sampratos transformacija. Ji pirmiausia susijusi su konceptualia kontroversija tarp istorinių materializmų šalininkų, galima vadinti objektyvistais, kurie pabrėžė socialinių ekonominių dėsningumų prioritetą, dar vadinta realiuoju humanizmu, ir besirandančių naujų nuostatų paieškų šalininkų, kurios galima vadinti subjektyvistais, nes jie bet kokiu atveju stengiasi išsivaduoti iš marksistinio ekonominio determinizmo, atsisakyti vadinamų konkretaus istorinio požiūrio ir tada neišvengiamai savo tokiomis nuostatos atėjo prie subjekto subjektyvumo problematikos ir artėjimo prie kitų filosofinių krypčių konceptualinių priemonių naudojimų. Taigi, radimasis kitokių filosofinės antropologijos problematikai skirtų darbų žymi ir bendrąją marksizmo raidą filosofinių disciplinų diferenciacijos linkme ir tuo pačiu nutolimą nuo istomato kategorijų. Taigi, raidą kūrybinio laisvumo linkme. Sovietų Sąjungoje susiformavo netgi tokia mąstymo nuostata srovė, kurią vakarų sovietologai įvardijo sovietinio marksizmo antropologinė kryptimi. Žymiausios atstovai Kakabadzė, Batiščevas ir Jankovas. Ji kritikavo istomato antropologinę dogmatiką, vadindama ją marksizmo vulgarizacija ir iškraipimų, perdėtu redukcionizmu, scientizmu ir save traktavo kaip autentiško marksizmo restauratorius. Tas autentiškasis marksizmas tai gyvavo kažkada marksizmo aukso amžiuje, vieni tai matė galbūt Lenino veikaluose, kiti aišku populiariai labai jauno Markso kūryboje, kurioje dar nebuvo ekonominio determinizmo, arba bent jau tokių pavydalų, koks jisai pateiktas Kapitale. Taigi šių autorių nuomonė, autentiško marksizmo atkūrimas yra susijęs su mokslinio pozityvistinio požiūrio į žmogaus fenomeną įveikimu ir marksistinės filosofinės antropologijos plėtra. Dauguma sovietinio antropologijos krypties šalininkų ragino įtvirtinti filosofinę antropologiją kaip specialią discipliną. Tačiau dauguma manė, kad neturėtų būti savarankiškas marksizmo priedas, o kad visas marksistinės filosofijos turinys turėtų būti pertvarkytas taip, kad visai taptų žmogaus filosofija, įdiegiant humanizmą visose jo problemose. Šie vadinkime pažangieji marksistai be abejo susilaukė oficialiųjų sovietinių ideologų kritikos, kurie juos kaltino neatskyrus savo pažiūrų nuo buržuazinės filosofinės antropologijos, neskleidus savo požiūrį į istorinį materializmą ir palaikant idealistinę filosofiją ir vadino žmonėmis, kurie neturėdami tiesioginio tikslo kovoti prieš komunizmą, daugiau ar mažiau apsikrėtę individualizmo psichologiją ir ideologiją. Tai iš 3 pasirinktų reprezentatyvių Lietuvos marksizmo, ne apskritai sovietinio laikotarpio filosofų, bet marksizmo atstovų, pasirinkau Repšį, Markūnienę ir Minkevičių. Tai 2 iš jų tie apsikrėtusiai individualizmo, psichologija ir ideologija, tai daugiau ar mažiau apsikrėtę. Tai Repšys ir Minkevičius ir viena
Jūratė Morkūnienė, kuri liko ištikima tam realiajam humanizmui, jis mato tokiems nuo stalinizmo ateinantiems principams. Tai Jonui Repšiui atminti skirtame straipsnyje labai taikliu pavadinimu Homo Creator Crescencijus Stoškus savo kolegos kūrybos centrine tema įvardija žmogaus problemą ir pateikia tokią Repšio požiūrį iliustruojančią jo citatą. Keisdamas tikrovę, žmogus ne tik padaro ją socialinę savo sukurtų produktų bei institutų aplinką, dirbtinę mokslo dėsnių bei principų ir etinių bei estetinių normų aplinką, bet ir kuria pats save, savo žmogiškumą bei subjektyvumą. Status pabaiga. Repšys daugelį vietų atkartoja anksčiau glaustai čia apžvelgtus esminius istmato antropologinius principus ir su jais tiesiogiai nepolemizuoja, kaip tai buvo anksčiau daręs kitų problemų, pavyzdžiui, filosofijos istorijos metodologijos atveju. Galbūt tokį jo nuosaikumą lėmė ir apsilankymas KGB rūmuose, į kuriuos jis buvo iškviestas po ankstesnių savo poleminių bandymų. Nepaisant to, filosofinės antropologijos srityje Repšio jokių būdų negalima priskirti istmato konkretaus istorinio požiūrio atstovų stovyklai, nes jis randa būdą eksplicitiškai nekonfrontuodamas bei panaudodamas paties marksizmo kai kurias kategorijas, išplėtoti savitą žmogiškumo, žmogiško subjektyvumo sampratą, kurios esminis principas kūrybiškumas, kūrybinės veiklos, žmogaus santykio su kultūra aprašymas ir refleksija. Tai tokia savotiška kultūros filosofijos ir filosofinės antropologijos sintezė, savotiška iš dalies marksistinė, iš dalies hegelistinė, netgi fenomenologinė kultūros filosofija, daug kuo primenanti ir, sakykime, Vasiliaus Ezemanų idėjas. Repšys savo svarstymuose nesinaudoja konkrečių istorinių požiūrių, tai yra atmeta ideologinę, pačią svarbiausią ir esminę ideologinę ekonominio determinizmo schemą žmogiškumo raiškai aiškinti. Repšio teigimu, žmogaus asmenybė, jo aš yra kažkas daugiau negu paprastas vienetas kitų vienetų sistemoje. Jis yra tam tikros visuomenės socialinio patyrimo įsikūnijimo individualus atvejis, vienokia ar kitokia šio socialumo kvintesencija. Toj socialinė aplinka leidžia kiekvienam žmogui kūrybinės veiklos procese realizuoti savo individualybę. Čia aš taip pabrėžiu tokius esminius jo akcentus. Savo darbuose Repšys ypač mėgo įdaiktinimo ir išdaiktinimo sąvokas. Visų, aišku, nesukūrė, tai yra marksizme buvo taikytos iš Hėgelio perimtos sąvokos. Arba tiksliau galime jas vadinti dialektinę sampyną, nes jos viena be kitos neegzistuoja. Šios sąvokos padėjo Repšiui atskirti du kultūros funkcionavimo būdus, paaiškinti kultūros perimamumą, asmenybės socialinį sąlygotumą, žmogaus kūrybiškumą, estetinio vertinimo objektyvumą ir kitus dalykus. Sykiu jis diegia mintį, kad visi šie dalykai yra tik skirtingi tos pačios žmogiškosios būties aspektai. Kultūrą galima vadinti ir sužmoginta gamta ir įdaiktintais žmonių sugebėjimais ir tiesiog kūrybos rezultatais. Kitaip tariant, kultūra yra visa tai, ką žmonija yra sukūrusi, perdirbdama bei pritaikydama gamtą savo poreikiams tenkinti. Tai praeities tradicijų užbaigto istorinio etapo kultūra arba akumuliuoti, įdaiktinti žmonių sugebėjimai. Toji kultūra formuoja individuo žmogiškas galimybės tokiu mastu, kokiu mastu jį įvaldoma, jie pasinaudojama. Kultūra sukuria žmogų, jį valdo, ji naudodamas atskirų asmenybių veikla turtėja, bet kad kultūra pasinaudotų žmogumi, ją turi naudotis pats žmogus. Joje jis turi apčiuopti savo vertybės, ją remtis, projektuodamas ateitį, keisdamas gamtą. Kurdamas kultūrą, jis kuria ir pats save. Dalyvavimas, citata, dalyvavimas gamtos užžmoginimo ir jau esamo civilizacijos bei kultūros pasaulio reprodukavimo procese ir yra objektyvi savęs kūrimo sąlyga. Išdaiktinimas tai veikla, kurios metu daikto kūrinio savybės tampa žmogaus savastimi jau veiksmingais sugebėjimais. Išdaiktinti tai kūrybiškai valdyti tradiciją. Ta gali tik kritiškai ir savarankiškai mąstantis žmogus.
Taigi dar kartą Repšio plėtojamos antropologinės problematikos savitumą sovietinio marksizmo kontekste apibendrinčiau kaip kūrybišką pasinaudojimą marksizme jau egzistuojančiomis įdaiktinimo išdaiktinimo sąvokomis, jas interpretuojant grynai kūrybiškumo aspektu, o pastarąjį apvalius nuo ekonominio determinizmo ir klasiškumo principų padaryti žmogiško subjektyvumo centru. O štai Repšio bendražygis Meškausko mokykloje Albinas Lozuraitis žmogaus problemos atveju laikėsi gana dogmatiškos įstatymo pozicijos, kartodamas esminės jos apibrėžtis. Štai Lozuraičio teigimu, Marksas atranda, kad tokia žmogaus pastovi nekintanti esmė patyra teorijos produktas ir egzistuoja tik teorijoje. Reali žmogaus esmė priešingai nėra pastovus dydis, yra žmogaus pasaulis, visuomenė ir jos santykiai, valstybė ir jos organizacija. Ši žmogaus esmė yra ištisa istorinė, prie jos negalima priartėti ir nuo jos negalima nutolinti, nes yra ne žmogaus gyvenimo ir visuomenės istorijos matas, o pats žmogus ir pati istorija. Ir tik todėl joje galima atrasti visus socialinius istorinius konfliktus, tik todėl yra tikrojo susvetimėjimo buveinė. Čia trumpai pridėjau Lozuraitį parodyti, kad štai Meškausko mokykloje egzistavo tokie, nesutampantis požiūriai. Dabar glaustai paminėsiu štai Jūratę Morkūnę, kuri 1983 metais išleidžia veikalą Filosofinės humanizmo problemos. Veikale aptariama marksistinės žmogaus problemos, aptariamas marksistinės žmogaus problemos disciplininis statusas, cituojami bandymai suteikti savarankiškos disciplinos statusą filosofiniai antropologijai. Tačiau kritikuojami bet kokie bandymai marksizmą antropologizuoti. Pasisakoma prieš jau minėtą abstraktųjį humanizmą, tai yra žmogaus analizavimą atitrauktai nuo konkrečios visuomeninės ekonominės formacijos. Įdomus toks jos pastebėjimas, citata. Žinoma, Louis Althusseris visiškai pagrįstai marksizme neranda antropologinės žmogaus koncepcijos, nes jos ten nėra. Tačiau jis atmeta ir marksizmo sukurtą mokslinę žmogaus koncepciją. Status pabaiga. Čia aiškiai antropologinės ir mokslinės žmogaus sampratos perskyra. Pirmoji tapatinama su abstrakčia žmogaus esmės samprata, su buržuazina, kitaip sakant, o antroji su istmato ekonominiu determinizmu. Morkūnė žmogaus problematiką traktuoja ne kaip antropologijos, o kaip humanizmo problematiką. Humanizmas kaip žmonių išlaisvinimo iš priklausomybės nuo gamtos jėgų ir stichinio visuomeninių jėgų veikimo teorija turi kitą filosofinį pagrindą negu antropologiškai ir naturalistiškai aiškinama a priori žmogaus esmė. Marksistinė humanizmo teorija remiasi veiklios žmogaus prigimties koncepcija, iš kurios išplaukia ir pasaulio pažinumo, vadinasi ir jo pertvarkymo galimybių įrodymas. Morkūnė individo kaip visapusiškos asmenybės raidą laiko objektyviai apspręstų procesų, kitaip sakant, prioritetą teikia ekonominėms ir socialinėms struktūroms, o individualų dvasinį pradą traktuoja kaip priklausomą nuo šių struktūrų ir jų formuojamą. Galima palyginti aptartasias Repšio vartotas įdaiktinimo ir išdaiktinimo sąvokas su Morkūnėmis pateikta šių sąvokų dialektinio sąryšio interpretacija. Repšys niekur nemini kultūrą kuriančio ir kūrybiškai vartojančio, tai yra įdaiktinančio ir išdaiktinančio individo klasinės padėties ar jo kolektyvistinio supratimo. Kitaip sakant, kaip jau minėta, atsiriboja nuo bazės antstatos ar įgotumo schemos. Jos svarstymai implikuoja individualaus kūrybiškumo, subjektyvumo prioritetą, o Morkūnė atvirkščiai pastaruosius aspektus neigia, preferuodama standartinius įstatymo principus, klasinę padėtį, kolektyvizmą, ekonominį determinizmą. Jos teigimu, kurdamas materialius ir dvasinius objektus, individas juos įdeda, įdaiktina savo kūrybinės galias
kurių išsivystymas savo ruožtu priklauso ne vien nuo visuomenės pasiekto istorinio išsivystymo, bet ir nuo konkrečių visuomeninio gyvenimo sąlygų, leidusių arba neleidusių individui vystytis, suprast nuo klasinės padėties. Vartodamas daiktą, tiek materialų, tiek idealų, individas pasisavina arba išdaiktina kitų individų, taip pat ir visų praėjusių kartų įkūnytas kūrybinės galias pagal savo padėtį ir vaidmenį visuomenėje. Kalbėdami apie marksizmą, Morkūnienė sako šitaip, cituoju, žmogus kaip individas čia, reiškia marksizme, netraktuojamas kaip absoliutus subjektyvumas, absoliuti laisvė. Individas čia, marksizme, nelaikomas analizės pagrindu. Jis negali būti apibrėžiamas kaip antropologinis individas. Žmogaus aktyvumo, jo kūrybingumo akcentavimas skamba labai humanistiškai, sako Morkūnienė. Tačiau, kai žmogus tokiose koncepcijose traktuojamas metafiziškai, tai yra kaip atskiras, izoliuotas nuo jo visuomeninių ryšių individas, atsitiktinė, nors ir unikali būtybė, neišvengiamai iškreipiami jo ryšiai su visuomenė, taigi ir jo vystymosi galimybės. Citatos pabaiga. Morkūnienės atvejis įdomus ir paminėtinas ir dėl to, kad, kai bebūtų keista, jos įžvalgos susilaukė kitų filosofų marksistų eksplicitinės kritikos. Juk čia turime reikalą Morkūnienės atveju su oficialiojo ideologiškai teisingo sovietinio marksizmo nuostata, o marksistų polemika, pasak nepriklausomybės pradžioje interviu davusio Albino Lozoraičio, neišvengiamai įgydavo kaltinimo reikšmę. Išeitų, kad šiuo atveju filosofai marksistai viešai kritikuoja oficialųjį objektyvistinį engelsiškąjį marksizmą, negana to nurodo konkretaus asmens konkretų tekstą. Būta nemažai atvirkštinės kritikos atvejų, kai objektyvistai kritikuodavo ir gana aštriai subjektyvistus, tačiau čia aptariamos rūšies kritika sovietmečiu buvusi nedažna ir visais atvejais beasmenė, neminant konkrečių pavyzdžių ir nurodant bendrasias negatyvias marksizmo tendencijas. Taigi, 79 metų etikos etiudų leidinyje Česlovas Kalenda ir Darginavičienė priekaištavo Morkūnienei, kad šios tekstuose vienpusiškai pristatoma skaitytojų marksistinė humanizmo samprata, nes akcentuojant objektyvių sąlygų reikšmę humanizmo įgyvendinimui, tylomis apeinamas žmonių valingos veiklos, subjektyvių pastangų, asmenybės nuostatų vaidmuo, tikslo ir priemonių santykio problema. Cituoju, tai trūkumas. Reikia daug dirbti, kad žmonės gerai suprastų, jog marksizmas tolimas nuo individo pastangų menkinimo. Citatos pabaiga. Kritikos autoriai dėja savosios nuostatos neargumentuoja, tik įvardija objektyvizmą kaip trūkumą ir nurodo, kad marksizmas toks nėra. Minkevičius bene plačiausiai iš Lietuvos marksistų išskleidęs žmogaus problematiką, vėlyvuoju sovietmečiu pačioje pabaigoje publikavęs ištisą veikalą Žmogaus problema būti ar nebūti. Kadangi ten veikale žmogaus problematika skleidžiama plačiai ir labai yra įdomus jos kontekstualizavimas, jo padėtis vėlyvo sovietmečio antropologijos ar apskritai svarstymas, tai šiuo atveju tai reikalautų atskiro pranešimo, atskiro straipsnio, tai aš tik tai gana referatyviai keletą svarbiausių tezių apie Minkevičių pažymėsiu. Minkevičiaus akademinėje karjeroje galima pastebėti aiškią evoliuciją nuo marksisto-stalinisto, dažnai kovingų stiliumi deklaruojančio ideologinės dogmas, iki perestroikos laikų kūrybiško marksisto, itin laisvai ir kritiškai vartojančio esmines marksizmo kategorijas ir eklektiškai derinančio jas su kitų filosofijos krypčių, kultūros, kūrybos, dvasingumo sampratomis. Toji evoliucija ryški ir žmogaus problematikos atveju. Minkevičiaus karjeros pradžioje galima aptikti tik fragmentiškų, dogmatiškų pasvarstymų minėtų klausimų, kurie pamažu išsirutuliojo iki, kaip jau minėjau, žmogaus sampratai skirtos monografijos. Joje žmogaus esmė skleidžiama analizuojant trejopų žmogaus santykius su gamta, su žmonėmis ir su pačiu savimi.
Žmogaus santykis su gamta laikomas pirminiu egzistavimo kriterijumi. Pabrėžiama biogenetinio ir sociokultūrinio lygmens harmonijos būtinybė, aptariamas jos pažeidimas, sukėlęs kultūros ir natūros prieštaravimą, ekologinę krizę. Vėlyvuoju sovietmečiu buvo labai populiaru ir madinga reflektuoti ekologinę krizę. Žmogaus priklausymas nuo gamtos veikęs visuomeninės sąmonės struktūrą, pažintinius ir vertybinius aspektus, empirinį, teorinį, psichologinį ir ideologinį lygmenys. Socialinė žmogaus būtis marksistiškai nagrinėjama visuomeninių santykių susvetimėjimų aspektu, teigiant, kad dialektinis istorizmas, pakeitęs naturalizmo principą, metodologiškai pagrindė filosofijos perėjimą nuo žmogaus kaip biologinio gamtos produkto traktuotės į jau kaip socialinės veiklos subjekto aiškinimą. Plėtojama savita dialektinė aktyvizmo, istorizmo ir žmogaus savikūros principų vienovė, kurioje susitelkia visi žmogaus pamatiniai santykiai. Aktyvizmo principas paaiškinas ne tik biopsichologinį sociokultūrinį žmogaus tapsmą, bet ir neatskiriamų jo savybių, sąmonės ir veiklos vienovę. Netiesiogiai kritikuojama marksistinė dėsningo istorinio proceso samprata, teigiant, kad istorizmo principas neturėtų prasmės, jei šis procesas būtų fatališkas. Interpretuojama žmogaus savikūros principas, kuris laikomas aukščiausių žmogaus problemiškumo lygmenių. Savikūra vyksta subjektyvioje žmogaus esmėje, per minties, kalbos ir elgesio vienovę. Taigi, Minkevičiaus filosofinė antropologija vainikuoja principas subjektiškumas aukščiausias žmogaus esybės lygmuo. Šį teiginį galima simboliškai traktuoti kaip viso vėlyvojo sovietmečio marksizmo užbaigą. Aišku, pradėjęs ekonominiu determinizmu, marksizmas antropologinėje problematikoje pamažu evoliucionavo ir užsibaigė teikdamas subjektiškumo prioritetą. Ačiū. Ačiū, Gintarai. Pranešimų skirtos mintys išbyrėjo, o pranešimas toks vaiskus, kad mano klausimų tiek čia neturėtų kokių kilti, bet kito prelegentas kažkur dirbo, tai gal kas nors turi klausimą. Aš noriu tiesiog pasakyti, kad tikrai įdomu ir įdomu būtų dar giliau pasižiūrėti, man pačiai labai smalsu būtų, o kaip vis tik tai buvo ta, vadinkime, filosofijos bendrijos, ta viešoji nuomonė, kabutėse. Jeigu mes galėtume pakelti protokolą, kuriame, sakykime, svarstomas tas ponios Morkūnienės veikalas ir paskui gal kažkokias reakcijos į Darginavičienės ir Kalendos reakcijas. Kas buvo labiau palaikoma, ar čia buvo grynai ideologinis susidūrimas, ar vis tik tai Kalenda su Darginavičiene reiškia savo kažkokius tikrai nuoširdžius įsitikinimus. Manyčiau, kad labiau būtų įsitikinimus asmenys, nes oficialus kaltinimas, jeigu jis būdavo reiškiamas spaudoje, tai jis buvo reiškiamas tų filosofų, kurie buvo ne tik filosofai, bet ir turėjo politinį svorį, konjunktūrą, kaip pavyzdžiui ir Antanas Gaidys, ypač Henrikas Zimanas, arba jie galbūt ir ne patys kartais tiesiogiai reikšdavo tą kritiką, bet įgaliodavo kažką kitą ją pareikšti. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad tai toksai labiau asmeninė kritika, negu kad ideologinė. Gal galima replika kaip įvykių amžininkai Morkūnienės monografijos, tai kiek žinau, ji tą tekstą tikrai yra gerokai anksčiau parašius, jeigu šie 83-ais, tai ji rašė matyt 80-metį ir vyravo tokia nuomonė, kad yra ribotų gabumų žmogus, kad ten daug mobiliacijos ir taip toliau, ir ta reakcija reiškia šitos etikos etiuduose, tai ji matyt buvo reakcija tų, kurie stengiasi atstovauti pažangesnį marksizmą, kadangi Morkūnienė atstovavo labai dogmatišką marksizmą. Ir net reiškia ją jau imdavo kritikuoti, kad
kaip sakoma, parašyti monografiją dogmatiško marksizmo metodologinėm prielaidom ir ją publikuoti buvo įmanoma. O reiškia publikuoti darbą būnant pažangesnių marksistų, tai buvo reikėjo ir galvą turėti, ir pozicijas turėti, ir drąsos turėti. Kaip galiu pakomentuoti, kaip amžininkė, kiek atsimenu situaciją. Ačiū, Gintarai.